Sveiki draugai, žvejai ir jiems prijaučiantis. Iš anksto atsiprašau už blogą garso kokybę, nes šiandien turime labai stiprų priešpriešinį šiaurės rytų vėją. Tačiau nepaisant to atvykome į Pikaičių 6 tvenkinį ir bandysime čia pagauti pavasarinį karosą. Net neabejoju, kad papuls ir karpiukų, bet akcentas bus į karosą. Bus aišku labai sunku, bet pasistengsim viską padaryti, kad gauti bent vieną. Man kompaniją šiam palaikys Laimontas ir Dmitrijus. Kągi, einame ruošti žūklei. Pagrindinis darbas dabar pasiruošti jauką. Tai imam vandenuko. Šitam jaukui reikia apie 120 ml vandens supilti ir palikti išsibrinkinimui po tik 10-15 minučių. Tai pasisėmiam vandens iš karto. Ir tą visą vandenį supilam į jauką, užsidarom dėžutę, užsidarom ir išsipurtom. Pasiemam kitą jauką, 2 mm peletės. Paruošimas irgi labai paprastas. Įsipilam, kiek mums reikia ir tiesiog labai paprasta. Užpilam vandeniu tiesiog ir paliekama brinkti 50 sekundžių arba minutį. Tai vat nusiemam timerį 8:52, palauksim minutę ir nupilsime tą vandenuką ir paliksim brinkti. Dieną prieš žūklę nuvykau pas Edgarą, kuris darbuojasi žūklės parduotuvėje Žvejybos reikmenys LT. Ir ten gavau jaukų, pelečių bei patarimų, kaip pagauti karosą bei karpį. Šios parduotuvės asortimentas daugiausiai akcentuotas į karpinę žūklę, tačiau galima visko rasti tiek feederiui, tiek spinningui. Taigi, kas dar nesate čia buvę, tikrai rekomenduoju čia atvykti ir jūs tikrai nenusivilsite, nes čia dirba tikri savo srities žinovai. Prasideda namų darbai, kurie turėjo būti atlikti iš vakaro, bet Laimontas, kadangi patingėjo, jisai senas paliegęs tinginys, tai viską daro ant kranto. Ne, aš viską turiu, kiek suryšę.
pirmą vafteriuką imam oranžinį geltoną pabandymui, nes pasak Edgaro dažniausiai jo būna pirmas vafteriukas būtent oranžinės spalvos, su kuriuo jis pradeda žvejybą. Šičia. Tai patikrinsim, kaip jis veikia. Nu va, gaunasi tokia graži bulvytė. Ką, į vandenuką. Nu va, užsistatau timerį. Permetimus darysiu kas 15 minučių. Va, gerbiami žiūrovai, po užmetimo praėjus porai minučių netikėtai gavau kibimą, va galit pasižiūrėti, koksai suveikia peletytė ryškios spalvos. Va, ir gražus karosiukas. Va, pažiūrėkit, koks gražus bumbuliukas. Pirmas pavasarinis karosas. Ant dugno paklojam biškį stambesnių peletyčių. Ir viršų uždarysim grinai karosiniu jauku. Kuris mums suvilioja pirmą karosą. Nu va, Laimontas gavo irgi kibimą pagaliau. Tai žiūrėsim, ką jis įtemps. Bet pagal traukimą Laimontas sako, kad čia ne karosas bus. Pirmas karpis šiais metais. Kas karpius gaudo? Tai yra kas atvažiavo gaudyti karoso, kas karpių.
Opa, gražuolis. Opa, karpėkas iškart keliauja. Augint raumenį. Nu, dublis numeris 3. Nes prieš tai 2 laimio kliovai nerealizuoti buvo. 3 bandymas. Kaip sako, 3 kartas nemeluoja, ne? Laimio, o 4 užgarantuoja. Pavasarinis. Leidžiam atgal. Vėjas šiaurės rytų, žvarbokas ir labai gūsingas. Praktiškai sėdim prieš vėją, vėjas į veidą. Tai komforto labai maža sėdėt ir žvejot. Ir žuvis labai vangi. Va į valandą arba į 1,5 valandos vieną kibimą, jeigu gauni, tai labai gerai. Nu va, gražus karpiukas. Plauk, gražuolį. Ir atsiųsk mamą su tėčiu. Po šio paskutinio Laimanto pagauto karpioko, praėjus 1,5 valandos ir nemačius kibimo, buvome jau nusprendę vykti namo, bet netikėtai gaunu kibimą. Pagal pasipriešinimą tikrai ne karosas, bet vis tiek smagu, kad bent kažkas kimba. Po šio realizuoto karpioko nusprendžiame baigti šios dienos pasirodymą. Mėly žiūrovai, nusprendėm pabaigti šios dienos žūklę Pikaičiuose. Labai sunki žūklė, labai, sakyčiau, nerezultatyvi. Na, bet atsidaryti sezoną šitoj vietoj kaip ir pavyko. Jeigu taip reziumuojant, tai visą laiką nuo pat ryto pūtė gūsingas priešpriešinis vėjas, šiaurės rytų. Žūklė labai nekomfortiška, tiesiai veidą vėjas, bangavimas toks nemažas, vėsų sąlyginai, nors rodo temperatūra, kad +12, bet jutiminė temperatūra tokia 5-6 laipsniai. Tai
žodžiu, karpiui nelabai koks oras. Kas šiandieną veikia geriausiai, tai turbūt rausvai oranžinis, ne boiliukas, o peletė. Rausvai oranžinė. Vafteriukas, vadinkim jo. Tai va, o ką dar daugiau galėtų Laimontas gal kažką paantrint? Nu, tokia iš pat ryto matėsi ta žvejyba, kad jinai panašiai tai ir turėtų būti, tokia vanduo dar pakankamai šaltas. Aišku, turėjome tų kibimų, dar nerealizuotų jų buvo, bet... Jo, dar Laimis nerealizavo 3 kibimų, tarsi pakeliui traukiant žuvis buvo atsikabinus. Ir ta prasme kibimai, karpio kibimai, netgi sunku jį pastebėti, tokie prisilietimai, sakyčiau, ne kibimai. Tiesiog žuvis dar nesimaitina instinktyviai, pas jos yra, reiškia, konkuruoti tarpusavį, tai turbūt instinktyviai tik tai čiupinėja tą boiliuką ir pasikerta, bet kibimo tokio akivaizdaus mes nematėm nei vieno, tokia reikia pagalvoti, kimba čia ar nekimba, tai ta prasme. Jo, tai labai ta žuvis atsargi ir tie kibimai tokie atsargus. Nėra tokių kaip kad šiltuoju metu, kad jau meškerė ten vos nevelka į vandenį, ten vos spėja pagauti ją. Bet vis tiek atsidarėm, smagu pajust tą, vis tiek karpiai pakankamai jau stiprus. Jo. Atsidaryta žvejyba vis tiek. Tai va, kas norėsit ateityje šitam Pikaičių tvenkinį numerį 6 pažvejoti, tai kreipkitės į Virginiją. Jos kontaktai yra ekrano apačioj. Skambinkite telefonu, galite susisiekti su Virginija ir per Messengerį, Facebook'e. Tai tikrai susitarsit ir pažvejosit ir turėsit tikrai gerą žūklę, bet aišku, galbūt ne dabar, bet kai sušils kokį balandžio vidury, balandžio pabaigoje čia tikrai bus ženkliai geriau ir manau, kad mes su Laimantu čia dar atvažiuosim, pasibandysim ne kartą. Tikrai dar pažvejoti. Čia nuostabus telkinys, vienas turbūt geriausių man žinomų Lietuvoje, komercinių, kur labai smagu gaudyti. Kaip mes vadinam, tie serbentinai, visa kita, čia žuvis labai stipri, karosai įspūdingi, tikrai čia smagu žvejoti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot.